Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video, taigi sveikinu visus su artėjančiom šventėm, bet įsivaizduoju, kad daugumos, kas sekat rinką, kas investuojat, kas prekiaujat su kriptovaliutomis, turbūt sekėt ir matėt, kas vyksta rinkoje, turbūt galvojat apie rinką, o ne apie šventes. Tai padarysiu šį video ir viską paaiškinsiu, kas ir kodėl įvyko, ko galima tikėtis toliau. Tai labai svarbus video, tai spaudžiam like. Spaudžiam subscribe, nieko nepraleiskit, užbėgęs už akių galiu pasakyti, kad čia nėra bullruno pabaiga, mano manimu čia yra tik bullruno įpusėjimas, taigi spauskit subscribe, nieko nepraleiskit ir taip pat nueikit į aprašymą ir prisijungit prie mūsų nemokamos grupės, kur irgi gyvai viską aptarinėjom, jau yra daug žmonių, virš 340 narių, žmonės labai sparčiai jungiasi, nori sekti naujienas, nori analizuoti ir ten viską ir pranešu. Taigi jeigu domitės rinką ir norit žinoti, kada išeina nauji video, kada kas įvyksta, kokios svarbiausios naujienos analizės, tai prisijungit į nemokamą grupę, ji yra visiškai nemokama ir sekit visas naujienas. Tai dabar einam ir pasižiūrim į svarbiausius rodiklius, kas ir kaip ir kodėl įvyko. Taigi, iš pradžių, kai žiūrim į Bitcoiną, tai nors atrodė čia visur, visiems žmonėms kaip tragedija, kaip didžiausias kriptovaliutų crashas, milijardai likvidacijų per 24 valandas, tai reiškia, buvo tiek daug sverto išimta, tiek daug long pozicijų prekybininkų uždarytų, bet iš tikrųjų, kai pasižiūri, tai Bitcoinas realiai nukrito tik tais apie 14%, tai žmonės jau ten kai kurie rašo, kad čia didžiausias crashas ir taip toliau, tai čia nėra crashas, tai mano nuomonė yra tiesiog eilinė korekcija, nes pasižiūrėkit, kokį mes ralį turėjom štai čia, turėjom net 57%, Bitcoinas pakilo per beveik mėnesį, per beveik 2 mėnesius, pakilo apie 55%, tai yra didžiuliai procentai, pagalvokit, kažkam portfolio pakilo net 50% per vieną mėnesį. Tai yra labai normalu, kad toks judesys, koks vyko štai čia, ilgalaikį perspektyvoje nėra patvarus ir neįmanoma, kad rinka tiesiog judėtų taip į viršų, o rinka buvo gana užtikrinta ir vos netrodo, kad ir turėjo kažkas įvykti, kas sukeltų šią korekciją. Ta korekcija sukėlė visą kaskadą likvidacijų ir altcoinų važiavo į apačią. Aišku, visas stresas ateina iš altcoinų rinkos, pasižiūrim į altcoinus. Altcoinai tai yra visos tos mažos kriptovaliutos, tai irgi, bet irgi lygiai tas pats, pasižiūrėkite, kokį mes judesį turėjom į viršų, tai reiškia, ant kiek pakilo visas šitas market cap ir dabar irgi viskas atrodo, nežinau, mano nuomonė, kaip tiesiog klasikinė korekcija, nieko čia daugiau ir nepasakysi, tavrasme mes nenukrešinam žemiau šių lygių ar kažkur mes nesulaužėm rinkos struktūros, viskas eina kaip toliau, tiesiog padarėm korekciją, tik čia korekcija buvo didesnė, žinau, kad tie, kas investuojat ir laikot altcoinus, tikrai ją pajautėt, nes visi ją pajautė ir čia irgi, nors per čia matome, kad irgi buvo tik 26% korekcija, bet kai laikai tuos pavienius altcoinus, realiai viskas sugrįžo, o atgal vos ne į lygius, kur buvo kriptovaliutos prieš kelis mėnesius. Tai realiai visas skausmas atėjo iš tenais ir daugiausiai turbūt ir likvidacijų. Tai kai žiūrim į rinką, absoliučiai nieko pavojingo čia nėra, ta prasme įprasta korekcija, čia 20 keli procentai, Bitcoinas nukrito gal 15%. Dabar jeigu pasižiūrėsim į Stochastic RSI indikatorių, tai reiškia, ar jis parodo, kada viskas yra overbought ar oversold, tai reiškia, kada jau rinka per daug nukritusi arba per daug pakilusi ir dabar matome, kad štai čia mes jau buvome overbought ribos, tai tiesiog paprasčiausiai rinka buvo per daug perkama, sentimentas irgi buvo kosminis, jau visi galvoja, kad viskas, mes nebenukeliausim žemiau ir tada bam, išsivalėme, matome, kad dabar rinka vėl grįžo į oversold ribas, jeigu žiūrime dienos grafike. Ir tas pats ir su Bitcoinu. Bitcoinas irgi, matome, štai čia jau jis buvo pakilęs, realiai va štai čia į overbought ribas, bet mes dar šiek tiek konsolidavomės, dar pakilom, va šitas pakilimas buvo toks labai neįprastas, nes jis toks buvo kaip konsolidacija ir tai po truputį kilom, toks labai atrodė nepatvarus ir tada bam, iš tikrųjų ir nukritom ir dabar mes matome, kad esame gana jau, kaip sakant, healthy, sveikuose lygiuose, kada mes jau esame oversold. Tai reiškia tiesiog įvyko realiai eilinis rinkos resetas, rinkos flashoutas, kada tiesiog visą tą leverage nereikalingą rinką išsivalė. Ir iš tikrųjų gana keista, nes jeigu mes galvojam apie funding rates, tai iš esmės, kai jie užkaista, tai reiškia rinka yra perkaitus. Ir mes matome, kad štai čia buvo užkaista, bet jau prieš visą šitą įvykį, visą šitą korekciją sukėlė Centrinio banko Fed susirinkimas, apie kurį mes dar aptarsime.
ir kurį aptarinėjome per praeitą video, turbūt jį matėte, tai ten sakiau apie, ir mes dar prieisim prie to, bet iš esmės jau tie funding rates buvo ir taip nusiresetinę, realiai, buvo jau į labai tokius irgi sveikus lygius ir tada įvyko dar papildoma. Taip, ta prasme, dažniausiai, kai užkyla funding rates, tada jau rinkai reikia šiek tiek prasivalyti, visus likviduoti ir tada įti viršų, bet iš tikrųjų tai jau prieš šitą centrinio banko susirinkimą jau rinka buvo gana prasivaliusi ir mes dar nuvažiavom žemiau, netgi funding rates kai kur yra neigiami, matome, -6%, tai čia yra wow, čia yra, kad neigiami bullruno metu būtų funding rates, tai čia taip, yra tiesiog maksimalus išsivalymas, tai reiškia jau dabar, kai būna neigiami funding rates, tai exchange'ai moka net žmonėm pinigus, kad jie ten laikytų tą visą svertą ir taip toliau. Tai įdomi situacija ir kai kurie žmonės galvoja, kad čia buvo tik didžiulė manipulacija. Ir tai pirmas argumentas, dėl ko tai buvo tokia kaip manipulacija, atrodo, visos rinkos, nes rinka jau buvo prasivalius, jai visiškai nebuvo jokio tikslo prasivalyti toliau, išimti tą svertą, bet įvyko visa ta korekcija, įvyko tas centrinio banko susirinkimas, kuris numušė rinką dar žemiau. Tai va, toks pirmas keistas dalykas, atrodo, rinka jau ir tai buvo gana išsivaliusi. Kitas dalykas, jeigu pasižiūrėtume į likvidacijų žemėlapį, tai irgi, kas buvo, matote, kad susirinkimas įvyko kažkur 18 dieną ir va, štai čia buvo, tai kažkur štai čia ir nuo čia prasidėjo visa ta likvidacijų kaskada, kaip aš vadinu, ir iš esmės jau po kainą net nebuvo daug to sverto, kaip ir matėme per funding rate, susirinka visiškai nebuvo perkaitusi, bet štai įvyko dar vienas flashoutas, kuris buvo tikrai labai netikėtas. Ir kas vyksta dabar, tai irgi todėl, kad žmonėm, ypač kai kuriem profesionaliem prekybininkam atrodo, kad tai gali būti kažkokia rinkos manipulacija, nes tikrai labai keista, kad įvyko vienas flashoutas, toksai jau tada buvo daug likvidacijų ir tada centrinio banko sutikimas ir viskas dar nuvažiavo į apačią. Galbūt viso šito prasmė yra tam, kad po to vėl visos institucijos, visi banginiai, tokios institucijos kaip BlackRock, didžiausios Amerikos institucijos nusipirktų tiesiog geresniem kainom, nes jie perka agresyviai, jie turbūt tikisi kad kaina keliaus daug aukščiau, bet iš esmės vėlgi, tai kokia yra dabartinė situacija, matome, kad dabar yra daugiausiai leverage'o kaupiasi ties kažkur grubiai 100 tūkstančių, 108 tūkstančiais ir taip toliau, nes ten daug kas atidarė short pozicijas. Tai realiai, mano manimu, jeigu žiūrite šitą mapą, apačioje jau tiesiog atrodo kaina jau nėra kur eit, nes taip jie gali dar surinkti, štai čia šiek tiek pavažiuoti, šiek tiek leverage'o yra, bet atrodo, kad daug daugiau leverage'o, pasižiūrėkit, yra virš kainos. Tai reiškia dabar visas spaudimas, kai kaina pradės eiti viršų, bus didžiulis spaudimas kainai toliau ir eiti viršų, nes ten bus daugiausiai leverage'o. Tai iš esmės atrodo, vėlgi grįžtam prie grafikų, bent jau kaip viskas atrodo pagal indikatorius, pagal funding rates ir taip toliau. Viskas atrodo, kad čia įvyko tiesiog toks labai stiprus išsivalymas, galbūt šiokia tokia rinkos manipulacija ir atrodo, kad jau kainai beveik neliko vietos važiuoti į apačią, nes kodėl jį dar turėtų važiuoti į apačią? Funding ratesai pilnai prasivalė, likvidacijos visos yra aukščiau ir indikatoriai jau rodo, čia yra savaitės grafike mes matome, kad dar esame šiek tiek aukštokai, bet dienos grafike jau matome, kad viskas yra oversold, tai mano manimu dabar turėtume po truputį judėti viršų. Ir irgi dar kas įvyko, kas dar yra labai šiuo metu blogai, jau dabar nebereikia stokastik, tai kad dolerio indeksas juda į viršų ir tai duoda didžiulį spaudimą altcoinam, didžiulį spaudimą kriptovaliutom ir viskam kitam. Tai mes matėme, kad Dixie, tai doleris buvo užstrigęs tarp šių dviejų lygių ir atrodė, kad jau viskas bus gerai, keliausime, čia prasidės bullrunas, bet tada turėjome dar vieną užkilimą, nes Trumpas, kai buvo išrinktas prezidentu, doleris iškart sustiprėjo ir kai rinka sužinojo, kad centrinis bankas nemažins tiek daug palūkanų, kiek planavo, turėjome štai tokį dolerio ralį į viršų, kuris irgi labai paspartino tą visą kelionę į apačią, nes visos kriptovaliutos kaina matuojasi doleriais, į dolerį atsiremia, tai reiškia, į doleris stiprus, tada didžiulis spaudimas kaina eiti į apačią. Realiai, kol doleris nepradės krist, tol nebus kažkokio kito aukšto pakilimo. Tai čia vienas svarbiausių grafikų. Ir realiai jis pakilo dėl to, kad paaiškėjo, kad nebus tiek daug palūkanų mažinimų, kas susilpnina šiek tiek dolerį. Tai irgi
Tai kalbant apie tą, kodėl įvyko visa šita dar viena korekcija, dėl to, kad Centrinis bankas pasakė, kad nemažins tiek palūkanų, kiek turėjo ir visi šiek tiek išsigando, doleris pakilo į viršų ir didžiulis buvo spaudimas rinkai. Taip pat ir Bitcoin Dominance irgi šiek tiek pakilo, jis yra dabar ties svarbiausių resistance, tai yra supporto trendline'as, kuris dabar pavirto į resistance ir labai svarbu, kad jis laikytų ir stumtų į apačią Bitcoin Dominance, nes jei nestums, tai toliau kraujuos altcoinai ir taip toliau. Taigi reikia, kad doleris nuvažiuotų į apačią, reikia, kad Bitcoin Dominance nuvažiuotų į apačią. Vis čia, kas dabar įvyko, tai buvo labai neigiama rinkai, neigiama altcoinam, o viskas įvyko dėl to Centrinio banko sutikimo, apie kurį dar pakalbėsime. Ir paskutinis dalykas ties rinkomis, tai kaip matome, kiekvieną savaitę buvo didžiuliai pinigų pasiūlos pakilimai, tai reiškia tiesiog, čia buvo kiek primintinta USDT, tai reiškia USDT, tai tiesiog, kai kažkas ateina į exchange'us, tokius kaip Bybit ir taip toliau ir padepozina pinigų ir tiesiog atsiranda tie pinigai į USDT, tai matome, kad buvo didžiuliai pakilimai, daug pinigų rinkoje ir dabar realiai išvien ėjom į viršų, dabar bam, jau matome, kad šiek tiek sustojo progresas. Aš manau dėl to, kad dabar yra šventinis laikotarpis ir manau, kad didžioji dauguma žmonių, daug kas yra, kas išsikešiautina, kas perka dovanas, dabar žmonėm, tiem, kas nestebi kiekvieną dieną kriptovaliutų rinkos, jiem irgi labiau aktualiau dabar šventės, nupirkti dovanas ir taip toliau, todėl jie arba išima pinigus iš rinkos, arba jų neįdeda. Toks grinai metų pabaiga, šventės, dabar visiems aktualiau yra atsipalaiduoti ir tiesiog, nieko įdomu, ir dėl to rinkoje nieko įdomus nevyksta, nes matome, kad realiai pinigų pasiūla mažėja. Tai yra labai svarbu, bandant nuspėti, kas bus toliau. Taigi mes jau kalbėjome apie tą Santa Rally, iš esmės, kada kriptovaliutų rinka po kalėdų pradeda judėti viršų. Ir tai dažniausiai matome net ir per bear marketus 2023 metais, 2024 metais, visada per kalėdas buvo toks profit taking, sell-offas, kada viskas parduodama ir tada bam, po truputį judam į viršų. Tai buvo net bear marketais ir iš esmės aš labai manau, kad bus tas pats, kad buvo dabar irgi vis ta toks metų gale, daug kas savo adjustina savo portfolio, daug kas parduoda, daugam reikia pinigų, šventės, kalėdos ir taip toliau, tai atrodo gana logiška, kaip pagalvoja. Ir nors dabar atrodo, kad jau nebus to Santa Rally toliau į viršų, kad čia net gali būti viršus, aš manau, kad čia tikrai nėra viršus ir aš manau, kad mes atsigausime labiau link visur, kaip ir čia matome, kad link sausio labiau atsigauna rinka, nes man tai atrodo labai logiška, pagalvokit, ateis Trumpas, ir tuo pačiu nauji metai, vėl visi sugrįžta prie aktyvių darbų, tai reiškia visas Wall Streetas, visi Amerikos investuotojai ir taip toliau grįžta visi naujiem metam, kuriasi savo portfolio, vėl perdėlioja viską ir tuo metu vėl atsigauna rinka. Tai man atrodo viskas logiška, aš dar tikrai nepanikuočiau. Tai aš manau, kad tas Santa Rally, apie kurį kalbėjome praeitą video, yra tikras ir jis tikrai įvyks ir mes pakilsime labiau sausio viduryje. Apie 25 metus galėčiau šnekėti labai ilgai, bet pasiliksiu tą kitam video. Čia dabar kalbame apie maždaug kas įvyko ir truputį ko galima tikėtis toliau. Tai čia yra mano expectationai ir aš manau, kad labai tikėtina, kad taip ir bus. Tai čia irgi apie likvidacijas, tai iš esmės tiesiog dabar visas svertas renkasi virš kainos. Mes matome, kad jeigu taip išsitolini labai, tai nieko apačioj nėra, viskas yra viršuje. Tai irgi labai trumpai apie makroekonomiką, tai kas įvyko, tai buvo susirinkimas Centrinio banko 18 dieną ir jie pasakė, kad infliacija dar yra pakilus ir dėl to mažiau palūkanų mažinimo ir taip toliau, bet iš tikrųjų, kai tą viską padarė, buvo tikėtasi, kad infliacija, PCI infliacija Amerikos pakils iki nuo 2,3 procentų iki 2,5 procentų. Čia yra toks, visi jau tikėjosi, kad pakils ir viskas. O infliacija pakilo, bet mažiau, tik 0,1 procentų, kas yra labai nedaug. Ir yra vis tiek, matome tas trendas, kad infliacija nekyla į viršų, kad yra tokia maždaug stovinti vietoje. Tai realiai Centrinis bankas visus išgąsdino dėl infliacijos ir tada po 2 dienų išėjo rodmenys, kad infliacija visgi gal nėra net tokia didelė problema, kaip visi galvojo. Tai aš manau irgi iš karto einu prie dabar kas daug pasikeitė, pavyzdžiui, ar mes gausime palūkanų mažinimą sausį, tai matome 90%, kad negausim ir netgi kovo mėnesį yra daugiau procentų, kad negausim. Tai reiškia kovo mėnesis tai bus sausio, tada vasario visas mėnesis ir dar kovo mėnesis ateis ir dar tada tikimasi, kad nebus palūkanų mažinimų. Dėl to rinka visai išsigando
Bet aš manau, kad šie duomenys pasikeis ir Centrinis bankas irgi aiškiai sakė, kad jie stebės rodmenis ir jeigu dabar, patikėkit manim, jeigu infliacija dabar smarkiai kitą mėnesį nuvažiuotų į apačią arba nedarbingumas pakiltų, tai realiai dar ir sausio mėnesį įmanoma, kad būtų palūkanų mažinimas, nes šie procentai gali labai greit pasikeisti. O jeigu neįvyks tai aš kovo mėnesį iš tikrųjų dabar darau spėjimą, kad kovo mėnesį įvyks palūkanų mažinimas ir viskas pasikeis į daug aukštesnius procentus. Net atrodo galėčiau statyti savo pinigus už tai. Nes aš manau tiesiog iki kovo mėnesio dabar, kaip ir sakė pats Centrinis bankas, palūkanos vis dar yra labai aukštos ir dar yra stabdoma ekonomika. Ekonomika jau yra stabdoma nuo 2022 metų. Ir tai tikrai atsilieps ekonomikai ir tada tiesiog Centrinis bankas bus tiek priverstas toliau mažinti palūkanas ir tada ateis dar Trumpas su savo spaudimu irgi, kad Trumpui labai svarbu, kad rinkos eitų į viršų, tai tikrai bus iš jo spaudimas mažinti palūkanas ir manau, kad ekonomika tiesiog susilpnės per 2025 metus ir infliacija, manau, kad, infliacija nežinau, aš tikiuosi, kad ji nukris, bet vis tiek ekonomikai smarkiai atsilieps šitas visas ekonomikos stabdymas ir tada jie bus priversti daryti tą, ką ir visada daro, tai reiškia mažinti toliau palūkanas, pripompuoti daugiau pinigų į ekonomiką ir taip toliau. Taigi toks visas outlookas, aš kol kas nepanikuoju, manau, kad visiems dabar laikas atsijungti, atsipalaiduoti, eiti švęsti ir tada sugrįžti po naujų metų ir tada jau vėl analizuoti ir tikėtis, kad rinka atsigaus, kas aš manau ir bus ties sausio mėnesiu. Taigi spauskite subscribe, nepraleiskite jokių naujienų, prisijungkite į nemokamą grupę, nes ten viską pranešu realiai visada, tai prisijungkite ten ir sekite naujienas. Linkas yra aprašyme, irgi linkiu jums gerų švenčių ir jeigu norite mokytis apie kriptovaliutas, tai visi linkai yra aprašyme. Jeigu norit užbėgti įvykiam už akių, jau dabar pradėti mokytis, pradėti investuoti, atsirinkti kriptovaliutas, tai galite pasižiūrėti linkus apačioje. Taigi tiek šiam video ir po to susitiksime ir kalbėsime apie kitus metus. Taigi tiek ir susitiksime kituose video.